Labą dieną, labas rytas. Labai ilgai nesimatėm, nes miegojau žiemos miegu. Juokauju. Iš tikrųjų nemiegojau žiemos miegu, o labai daug dirbau per visą vėlyvą rudenį ir per žiemą. Labai daug laiko praleidau prie kosminio projekto ir labai daug laiko praleidau kosmose, mikrokosmose. Bet apie tai papasakosiu vėliau. Na, o šiandieną noriu grąžinti skolą, kaip ir buvau žadėjęs, pasidalinti žieminių kviečių derliaus rezultatais. Tai tą dabar ir padarysiu. Turiu susidėjęs šiokią tokią lentelę. Šiek tiek duomenų. Duomenų čia ne per daugiausiai, bet trumpai apžvelgsiu kiekvieno laukelio derlingumą. Na ir visiems labai įdomu, kiek davė salietras, kiek sulfato ir panašiai. Tai sulfato visai nedaviau. Kai kur daviau salietros kažkiek. Tai va, pradėsiu nuo blogiausio lauko, mažiausio derlingumo buvusio, kuris buvo 2,4 tonos tik tais. Azoto veiklia medžiaga gavo 63 kg ir buvo nupurkštas nuodas nuo nepageidaujamų žolių. Sekantis laukas buvo 2,9 tonos ir čia gavo jis tik 25 kg azoto, taip pat nupurkšta nuo žolių. Sekantis nuo mažiausias, trečias nuo galo 4,2 tonos, 63 kg veiklios medžiagos azoto, nupurkšta nuo žolių. Kitas laukas 4,5 tonos ir 63 kg azoto veiklia medžiaga ir nupurkšta nuo žolių. Toliau 5 tonos iš hektaro. Nuo 0 iki 25 kg azoto veiklia medžiaga ir nepurkšta nuo žolių. Visiškai nieko nepurkšta. Sekantis 2 laukeliai po 5,2 tonos buvo. Ir gavo vienas 59, kitas 60 veiklia medžiaga azoto. Tai beveik identiškai, irgi nupurkšta nuo žolių. Daugiau antras geriausias laukas buvo 5,4 tonos. Azoto 58 veiklios. Tame lauke dalis durpynos buvo. Tai durpynę beveik iš vis nedaviau. Ir apie hektaras ten tos durpės. Ir toj durpiai birėjo geriausiai. Pagal kombainą duomenis 7,5 taip rodė. Tikrai įspūdingi kviečiai buvo, pirmas į gyvenime. Durpiai mačiau tokius augalus taip gerai atrodančius. Ir paimti buvo nesunku. Toliau, paskutinis laukas rekordininkas. Vidurkis jo buvo 5,7 tonos. Azoto gavo 55 kg veiklią medžiagą, nupurkšta nuo žolių. Ir taipogi jame durpyno buvo apie hektaras, gal pusantro. Taip pat tai durpiai praktiškai nedaviau visiškai. Ir tikrai atrodė kviečiai labai gražus, įspūdingi. Tai va, tiek čia tų rezultatų. Aišku, skiriasi priešsėliai, kas, matau, didžiausią įtaką turėjo derlingumą. Ir čia matau dar, kad laukai, kurie buvo mažiausias derlingumas, gavo daugiausiai azotą. Aišku, čia jų tasai skirtumai yra labai nedideli. Nuo 55 iki 63 kg veiklia medžiaga azoto. Bet vis tiek tie, kur 63, tai derlingumo mažiausiai. Aišku, priešsėliai skiriasi, kaip minėjau. Nu ir vienas laukelis buvo eksperimentinis iš jų.
1,27 hektaro. Ir dalis to lauko apie trečdalis to lauko gavo salietros 50 kg lygtais. Ne, 72 kg salietros, tai yra 25 kg veiklia medžiaga azotą. O likusi didesnioji lauko dalis negavo visiškai nieko ir, kaip minėjau, buvo nepurkšta nieko, iš vis jokio herbicido, jokio nieko. Ir įdomi vieta yra tai, kad kur gavo tos salietrikės truputį, derlingumas 4,9 tonus, o kur negavo, derlingumas 5,1 tonos iš hektaro. Tai va. Įdomus toks niuansas, aišku, gali būti paklaida kažkokia, bet atrodo, stengiausi pamatuoti, pasverti labai tiksliai plotą suskaičiuoti. Užmėgo kompiuteris, kelkis. Ir kokią išvadą galim padaryti, kad gal geriau visai neduoti tų sintetinių trąšų, ką šiais metais ir darysiu, nors buvau planavęs duoti minimaliai salietrikės, bet nusprendžiau visiškai atsisakyti netgi azotinių trąšų, tai šie metai bus pirmi metai, kai visiškai ne vienas laukas, ne vienas augalas, ne vienas pasėlis bus negavę jokių sintetinių trąšų. Tai va taip. Ir dar nepaminėjau, kad visi kviečiai buvo panašiai 2-3 klasė, taip ant ribos, dalis buvo, kur vos 3 klasė tempė, bet daugiausiai buvo ant ribos. Bet ta riba tokia slidi, čia buvo su tais grūdų supirkėjais tokių atgarsių, kad jie galimai pasinaudojo grūdų analizatorių paklaidos leistinomis tomis ribomis ir numažina tą glitimą ne ūkininko naudai. Tai va tiek čia tos informacijos apie kviečių derlingumą. Kitų laukų derlingumo nežadėjau. Nelabai ten yra ką įrodyti, miežių ten nestebuklai. Įdomu bus, kaip šie metai atrodys. Nors kviečių turiu grinų labai nedaug. Tai va, tikiuosi, kad buvo įdomu. Buvo smagu po ilgą laiko pasirodyti. Jau ne vienas teiravosi, kur prapuoliau. Bet kaip minėjau, labai daug užsiėmiau. Dėmesį skiriau darbeliams. Tai va, ačiū už tai, kad žiūrit, už tai, kad prenumeruojat. Dėkit patiktukus, pasidalinkit. O aš pasistengsiu pafilmuoti daugiau. Pafilmuoti nėra sunku, bet sunkiausia yra sumontuoti. Sukarpyti tą vaizdaminę medžiagą užtrunka labai daug laiko. Tai va taip. Iki greito.